Skaičių knyga, 28 skyrius. Viešpats kalbėjo Mozei: įsakyk Izraelitams skirtu laiku aukoti duonos ir deginamąsias aukas, kaip malonų kvapą. Šitos aukos bus kasdien 2 sveiki metiniai avinėliai, nuolatiniai deginamai aukai. Vieną aukosite ryte, o antrą vakare. Ir duonos aukai 10 efos dalį smulkių miltų sumaišytų su 1/4 hino tyriausio aliejaus. Tai bus nuolatinė deginamoji auka, kaip buvo įsakyta Sinajaus kalne, malonus kvapas Viešpačiui. Ir geriamoji auka bus 1/4 hino vyno. Šventykloje išliesite Viešpačiui vyną, kaip geriamąją auką. Antrąjį avinėlį aukosite vakare, kaip ir rytmetinę auką, su duonos ir geriamąja auka, kad būtų malonus kvapas. Šabo dieną aukosite 2 sveikus metinius avinėlius, o duonos aukai 20 efos smulkių miltų sumaišytų su aliejumi, taip pat ir geriamąją auką. Tai bus nuolatinė šabo deginamoji auka, priedas prie kasdienių deginamųjų ir geriamųjų aukų. Kiekvieno mėnesio pradžioje privalote aukoti deginamąją auką Viešpačiui: 2 sveikus veršius, 1 aviną ir 7 metinius avinėlius. Duonos aukai. Prie kiekvieno veršio aukokite 30 efos smulkių miltų, sumaišytų su aliejumi. Prie kiekvieno avino 20 efos smulkių miltų, sumaišytų su aliejumi. Ir 10 dalį smulkių miltų, sumaišytų su aliejumi, duonos aukai prie kiekvieno avinėlio. Tai bus malonaus kvapo deginamoji auka Viešpačiui. Geriamosios vyno aukos prie kiekvienos deginamosios aukos bus 0,5 hino prie kiekvieno veršio, 1/3 prie avino, 1/4 prie kiekvieno avinėlio. Tai kiekvieno mėnesio geriamoji auka. Taip pat aukosite Viešpačiui ožį aukai už nuodėmę, neskaičiuojant nuolatinių deginamųjų ir geriamųjų aukų. 1 mėnesio 14 diena yra Viešpaties pascha, o 15 diena iškilmės. Neraugintą duoną valgysite 7 dienas. 1 diena yra Izraelitams šventa diena. Ta diena nedirbsite jokio darbo, aukosite deginamai aukai 2 sveikus veršius, 1 aviną, 7 metinius avinėlius ir duonos aukai smulkių miltų sumaišytų su aliejumi, 30 efos prie veršio, 20 efos prie avino ir 1/10 efos prie kiekvieno avinėlio. Taip pat 1 ožį aukai už nuodėmę, kad būtumėte sutaikinti, neskaičiuojant rytmetinės deginamosios aukos, kuri nuolat aukojama. Taip darykite 7 dienas, kad būtų malonus kvapas Viešpačiui. 7 diena bus jums šventa. Ta dieną nedirbkite jokio darbo. Pirmųjų vaisių šventės dieną aukosite Viešpačiui naujo derliaus aukas. Ta diena bus šventa ir iškilminga. Tada nedirbsite jokio darbo. Deginamai aukai aukosite 2 veršius, 1 aviną bei 7 metinius avinėlius.
duonos aukai, su aliejumi sumaišytų smulkių miltų, 30 efos prie kiekvieno veršio, 2 prie avino ir 10 dalį prie kiekvieno avinėlio, taip pat ožį, kuris aukojamas sutaikinimui. Šias aukas aukosite, neskaitant nuolatinių deginamųjų aukų, ir kartu su jomis aukojamų duonos ir geriamųjų aukų.